Sveiki, mielieji! Noriu pasidalinti vedų astrologės įspėjimais Liepos mėnesiui. Ši Liepa monumentalių transformacinių pokyčių metas. Tai smurto, katastrofų, tačiau tuo pačiu ir didžiulių transformacijų mėnuo. Ir turiu deja pasakyti, kad visa Liepa yra kritinė visos Žemės mastu. Pagal vedų astrologiją, Žemė šį mėnesį gali susidurti su katastrofiškais, drebinančiais įvykiais. Neptūnas bei Saturnas susijungia 7 laipsnių kampu, o tai rodo gilų liūdesį, susijusi su viskuo, kas liečia vandenį, laivus, žemės drebėjimus, cunamius. Žemė gali būti didelės nelaimės liudininkė šią Liepą. Liepos 4-5 dieną Neptūnas pradeda retrogradinę fazę, o tai reiškia, kad įvykiai įgauna gerokai stipresnę išraišką. Neptūnas valdo vandenyno dugną, taip pat žemės drebėjimus bei cunamius. Tuo laikotarpiu galime pamatyti ugnikalnių sprogimus po vandeniu, sukeliančius grandininę reakciją vedančią į cunamius. Čia taip pat vertėtų priminti Japonės manga menininkės Rio Tatsuki, kuri kitaip dar žinoma kaip Naujoji senutė Vanga, pranašystę dėl cunamio, kuris smogs Japonijai Liepos 5 dieną. Ši moteris taip pat numatė didįjį rytų Japonijos bei žemės drebėjimą, didįjį rytų Japonijos žemės drebėjimą bei COVID-19. Kita data, kurią vertėtų atkreipti dėmesį, yra Liepos 13, kuomet Saturnas pradeda retrogradinę fazę. Ir tai gali pasireikšti katastrofiniais žemės drebėjimais, laivų katastrofomis, sprogimais, susijusiais su nafta ir dujomis. Gali būti taip pat įvykių susijusių su vamzdynais, kuro jungčių nutraukimu daugeliui žmonių bei šalių. Yra taip pat didelė galimybė ugnies žiedui tapti pilnai aktyviam. Todėl jei esate regionuose netoli ugnies žiedo, venkite būti arti vandenynų, likite toliau nuo jo. Ugnies žiedas apima Japoniją, Filipinus, taip pat Pietų Amerikos apačią ir dar netgi kai Kalifornija gali siekti. Yra ir truputį daugiau dar regionų, kurių neišvardinau, tiesiog pasigūglinkite internete ugnies žiedas, firing angliškai, galbūt surasite daugiau informacijos anglų kalba. Kita data, į kurią verta atkreipti dėmesį astrologiniu atžvilgiu, yra Liepos 20, kuomet Marsas susijungia su K2. Tai karo, smurto, pykčio, išpuolių rodiklis. Ir dažniausiai tai pasireiškia terorizmu. Taip pat mes turime Kolasarka jogą. Ir
šis laikas, kai yra aktyvi Kolasarka joga, galioja iki Liepos 28 dienos. Ir tai yra laikas, kai vyksta karminiai įvykiai. Galimas kažkoks didžiulis sprogimas, apsivalymas. Žodžiu, Liepos mėnesį, iki Liepos 28 galime matyti sprogstamosius įvykius. Ir vienas ar du gali būti gana stiprus. Ir deja, turiu pasakyti, kad tai turi įvykti, nes Žemė kažkokiu būdu turi apsivalyti. Pagalvokite, kiek mes daug iš tikrųjų Žemė turi, ne Žemė, asmenys, tarkim, kurie valdo Žemę, kiek yra atominių bombų. Ir kol jos iš tikrųjų yra egzistencijoje, taikai, gyventi visoje Žemėje, egzistuoti besąlyginiai taikai, ramybei, iš tikrųjų būtų labai sunku. Tokie dalykai, jie turi būti paprasčiausiai pašalinti vienu ar kitu būdu. Deja. Geriau, aišku, tokių dalykų iš viso nekurti, bet mes deja esame. Žemė yra tiek nukritus, kad jau daugiau nėra kur kristi ir mes dabar Kali joga yra pasibaigus. Prasideda kitas laikotarpis, kada Žemė pradeda kilti. Einame prie sekančios datos, Liepos 10, truputį sugrįžtu, tai yra pilnatis. Visuomet reikia atkreipti dėmesį pilnatis ir jaunatis, nes tai yra laikas, kuomet kažką pradedame arba kažkas yra pribrendę kažkam ar ne. Liepos 10 diena, pilnatis. Ir ką mums sako vedų astrologija, atsižvelgiant į tai, kokios planetos tuo metu yra susidėliojusios, tai rodo į karo deklaracijas. Matome, mes turime Iraką, Iraną, JAV prisijungė, Jungtinių Amerikos valstija. Liepos 18 Merkurijus yra retrogradinis. Tai vėlgi pasireiškia sumišimu. Problemos susijusios su bendravimu, technologija. Jaučiame apsaugos poreikį. Čia vėl atsižvelgiant į tam tikrus aspektus, kurie tą dieną sueina kartu. Mums taip pat gali tekti apsieiti be interneto ir elektros kurį laiką. Turėkite tai omeny. Žiūrime į Liepos 24 dieną. Čia mes turime jaunatį, 7 laipsnių Vėžyje ir opozicijoje su Plutonu. Plutonas yra susijęs su transformacinėmis energijomis ir tai yra taip pat
branduolinė atominė energija. 2 ypatingai kritinės dienos - Liepos 20–24. Nors, kaip jau minėjau pačioje pradžioje, visa Liepa yra ir bus, sakyčiau, įtempta. Karų visuomet buvo pas mus mažiau daugiau kažkurioje vietoje, bet tai, kas vyks šią Liepą, yra ypatingas laikas Žemei. Ypatingai kritinis ir didžiulis, norisi sakyti, apsivalymo laikas iš tikrųjų. Turėdama visą tai omenyje, noriu pasakyti, kad tai ne laikas keliauti ar lankytis, būriuotis perpildytose vietose. Žemė kažkokiu būdu turi būti išvalyta. Planetos bei žvaigždės neatsitiktinai sudaro tam tikras geometrinės konfigūracijas. Kosmosas tobulai suplanuoja įvykius ir tikėkimės, kad Žemės gyventojai bei kiekvienas iš mūsų pasirinksime mums palankiausią laiko juostą. O svarbiausia yra tai, kad visi šie įvykiai suburs žmonės. Pagaliau. Nes tame, kame mes dabar gyvename, tai yra daroma viskas, sistemos ir visame tame, kame gyvename, kad kuo daugiau būtume sukiršinti, iš tikrųjų. Ir dar viena galutinė žinutė. Taip, žmonės išsigąs, tačiau turime išlikti stiprus, nes pasaulis turi išvalyti visą negatyvą, kad atsirastų švari erdvė taikai, meilės, sąmoningumo kėlimui, ryšių atkūrimui su savo galaktikos broliais bei seserimis. Svarbiausiai, sakyčiau, savęs pabudimui, nes su visais ateinančiais šviesos kodais mes pradedame vis labiau ir labiau pabusti, tačiau tamsos jėgos tam ypatingai atkakliai priešinasi, nes žino, kad jau praranda kontrolę. Žemę valdantieji praranda kontrolę ir bando daryti viską, kad ją susigrąžintų. O į mūsų planetą, kaip užsiminiau, vis daugiau ir daugiau dabar iš Saulės bei galaktikos ateina šviesos ir visa tai rodo pagausėję Saulės pliūpsniai, magnetinės audros, kurių dėka Žemę pasiekia šviesos kodai, padedantis mus pabusti, prisiminti, kas mes iš tiesų esame sielos lygmenyje. Sukrečiančių įvykių metu susijunkite su savo dieviška galia ir paprašykite, kad viskas įsispręstų didžiausiam visų gėriui. Tiesiog susitelkite ties širdies sritimi ir kvėpkite pro karūną, pro viršugalvį, tą šviesą nuleiskite į širdies sritį ir vizualizuokite, kaip ji pasklinda po visą jūsų kūną, už kūno ribų, į kambarį, kuriame esate,
po visus namus ar namą, į jūsų miestą, šalį ir plečiasi ta didžiulė šviesa, meilė į visą žemę. Jeigu kiekvienas iš jūsų šitaip medituosite, vizualizuosite visus šių sukrėtimų metu, jūs labai stipriai padėsite žemėj praeiti pro visus šiuos įvykius. Ir kuo kiekvienas iš jūsų audros sūkuryje išliksite ramesnis, susicentravęs, susitelkęs į vidų, tuo daugiau ramybės bei šviesos skleisime tuo momentu, bei padėsime ir palaikysime vieni kitus. Ir tai nesidės amžinybę. Pagal vedų astrologiją ir ne tik vedų astrologiją, pagal kai kurias kitas įžvalgas, po Liepos jau ateinantis mėnesiai bus šviesesni, nors bus dar visokių įvairių dalykų, bet iki kitų metų patys stipriausi įvykiai, žemę sukrečiantis įvykiai turėtų jau būti praėję. Tad linkiu iš tikrųjų kiekvienam iš jūsų šeimoms, artimiesiems, draugams išlikti kiek įmanoma ramesniems, susitelkusiems, įsižeminusiems ir kuo mažiau iš tikrųjų patarčiau šiuo metu lįsti į pagrindinės mums žinomas žinias per televizorių, per radiją, nes visa tai kelia baimę mumyse, o baimės vibracijos niekam nepadeda ir niekada nepadėjo. Tiesiog daugiau skirkite laiko įsiklausymui į save, pabuvimui gamtoje. Ir iš tikrųjų, įsiklausymas į save tai yra didžiulis menas, nes išmokę įsiklausyti į save, mes galime gauti praktiškai visus atsakymus, jeigu mes išmokstame vertinti tylą, kurią kartais, manau, galime sau leisti. O ateityje tai turėtų tapti ir, manau, taps kiekvieno kasdienybė, kiekvieno to, kas norės likti 5D žemėje. Tai taps kasdienybė, vizualizacija, meditacija, sąmoningumo kėlimas. O visa tai reikalauja laiko savo, pabuvimo ramybėje, tyloje, liovimosi bėgti. Visuomet yra ir bus nebaigtų darbų ir reikalų, tačiau tai yra tie dalykai, kas mus labiausiai išblaškindavo iki pat šiol, nes mes bijomės turtus, socialinį statusą ir panašiai, užmiršdami, kas mes iš tiesų esame. O mes esame kūrėjai. Tad užbaigsiu galbūt šiandieną šią natą. Prisiminkite, kad esame kūrėjai. Esame kiekvienas iš jūsų
esame aspektas aukščiausio sąmoningumo. Kiekvienas iš jūsų esate kūrėjas. Tad palieku jūs su šiuo priminimu ir tikiuosi, išgirsite iš manęs netrukus vėl.